Pilnų namų bendruomenė beveik 20 metų yra ekologinės veiklos entuziastai, o Varėnos miškuose užauginti ir surinkti vaistiniai bei prieskoniniai augalai gelbsti ne vienose namuose. Pilnų namų bendruomenė jau daug metų yra ekologinių ūkių bendruomenės, ekologiškus produktus vartojančių žmonių bendruomenės dalis. Ir kaip jums tas ekologinis kelias sekasi, kaip jūs jo einate? Na, mes ekologinį ūkį pradėjom nuo 2006 metų ir sekasi kaip ir neblogai, visas naujoves savo ūkyje pritaikom ir dirbam nuo pat pradžių, nuo veiklos pradžios būtent su mokslininkais. Daug visokių dirbame su Ekologinių ūkių asociacija, dirbame su Vilniaus botanikos institutu, Kauno botanikos sodu. Dar tuo metu buvo Žemės ūkio akademijos profesoriaus Railos, dabar jau akademiko Railos komanda. Ir jau 15 metų dirbame kartu. Būtent jie mums padėjo įveisti vaistažolių ūkį ir suprojektavo tokia vienintelė, galbūt tokio dydžio ekologiškų ūkio produkcijai džiovinti džiovyklą, kuri naudoja saulės energiją. Turime 140 metrų kvadratinių saulės kolektorių ir būtent saulė mums padeda ekologiškai apdoroti žaliavą, kurią surenkame iš laukų. Miško žolelės auginate ir patys žolynus. Tai kas auginama ir apdorojama jūsų pilnų namų bendruomenėje? Na, auginame apie kažkur tai 30 rūšių įvairių žolelių ir dar iš miško, iš mūsų nuosavo miško renkame apie gal irgi 30 įvairių rūšių žolynų. Tai yra tai, kas miške auga, ir avietės, ir gervuogės, būtent lapai, ir žemuogės, žemuogių lapai. Viską, ką miškas duoda, viską, ką duoda gamta ir dzūkijos pušynai. Lygiai taip pat ne tik tai mes renkame uogas ar lapus ar žolynus iš gamtos, lygiai taip pat renkame ir grybus. Būtent darome prieskonius su voveraitėm, su baravykais. Lygiai taip pat turime daug mišinių arbatų, kuriuos patys irgi sukūrėme, duodame įvairius pavadinimus. Tai ir Ramybės upė, ir Feniksas, ir prisikėlimas, gera nuotaika. Na ir visokios įvairios. Pernai metais mes atidavėm notifikacijai pelyno kapsulės, kadangi pelyną jau visi žinome nuo senų laikų, nuo mūsų tėvų ir senelių laikų, kad visi duodavo, jeigu pilvas susukdavo, duodavo pelyną. Taigi mes ir žmonės sako, labai neskanu, žinom, kad sveika, bet labai neskanu. Tai mes pradėjom kapsuliuoti jį, dėti į kapsulės, tam, kad žmogui būtų ir produktas naudingas ir sveikatą pagerintų.